greičių dėžę tvarkyti. Turiu atsarginę. Nuimsim valdymo bloką. Tiksliau nuims. Ir uždės ant mano esamos greičių dėžės. Nes esmė problema ta, kad važiuojant iš pirmo, kada jungia į antrą, jaučiasi labai kalimas. Tai žodžiu, meistras prasivažiavo, kompą pasijungė, aptikrino, ištikrino. Žodžiu, sakė, įtariu, kad valdymo blokas. O naujas apie 2000. O kaip ir nėra pigu. Reikėtų pirkčiau, bet kadangi turiu atsarginį, apskritai visą greičių dėžį turiu atsarginę, gera, viskas tvarkoj, tiesiog kam ją imti dėti kitą, jeigu pas mane irgi gera, tiesiog valdymo bloką reikia pakeisti. Nuims valdymo bloką nuo atsarginės dėžės ir uždėsim mano greičių dėžės. Ir sakė, tada žiūrėsim, kas tepalus pakeis, filtrus, kas ir priklauso profilaktiškai. Ir žiūrėsim, tikiuosi, čia visa problema ir baigsis. Dar yra vienas dalykas, kas pas mane yra, tai kada užvedu variklį, būtent kada užkuriu mašiną, taip sakant, pradedu važiuoti, nesvarbu, ar ten variklis šiltas, šaltas, ten darbinė temperatūra visiškai vienodai, pas mane vėluoja perjungti pirmą pavarą. Nu, ta prasme, pirmą pavarą perjungti į antrą. Vėluoja. Būna apsukos užkilo net ir 2,5, jeigu dar paspausčiau dugną, tai turbūt ten ir iki raudonos pakiltų. Nejungia antros pavaros. Pavažiuoji kokį, na nežinau, žodžiu, kažkiek pavažiuoji, maždaug ten apsukas palaikai apie 2000, truputį virška, nes ant 2000 jungia pavarą. Antrą. Tada jis ten atsišiūkina, žodžiu, ir perjungi man pavarą, tada toliau viskas čiki. Gali važiuoti ten stot, kad 100 kartų, jeigu neužgesnės variklio, viskas jungia idealiai. Nu, neskaitant to defekto, kur iš pirmo į antrą, kaip ir minėjau. Bet esmė šitas užvėlavimas, galbūt kažkam irgi teko, galbūt, nesvarbu, Čerokis, ten patrulis, šiaip koks triperis. Esmė, kad tai problema nėra greičių dėžės, o ABS-as. Pas mane ABS-as grybauna jau gana seniai, aš jo netvarkiau kažkaip, žinai, galvoju, spėsiu čia, okui, žiemą susilaikysiu. O pasirodo, kad čia ABS-as yra labai stipriai surištas su greičių dėžė. Ir kadangi pas mane ABS-as ten dievas rodo, greičių dėžiai ten siunčia irgi chujovai kažkokius signalus. Aš ne specialistas, nežinau, bet esmė, kad ABS-as blogai rodo ir dėl to greičių dėžė vėluoja perjungti pavarą. Apsukos užkyla, o pavarą perjungti suvėluoja, nes ten blogai kažką parodo. Tai čia yra ne... Žodžiu, jeigu kažkam tektų šita problema, kad vėluoja perjungti pavarą, greičiausiai žiūrėkit, kad ABS-as. Tai va tiek, varau dabar greičių dėžę susitvarkau. Po greičių dėžės varysiu iš karto susitvarkyti ABS-ą. Čia smulkmena, bet vis tiek esmė, kad problemų su jie yra. Po ABS-o antikorozinis, po antikorozinio liftas 5 tomų. Minimalus tas standartinis. Užtenka, nes po to su technikiniam daug reikalų būna. Ir šiaip pradžiai tikrai užtenka, nes jeigu keliant daugiau, tada reikia daug ten visokių žodžių perdarinėjimų daryti, jaustyti ten žodžių dviračius išradinėti. Esmė, man to nereikia, man 5 cm minimaliai, lifto minimalaus tikrai pilnai užteks, pravažumas bus tikrai geras. Iš esmės, visi daro beveik 5 tomus minimalų liftą. Ten jau kur nebent profesionaliuose varžybose, tai nežinau, ten turnyruose kažkokius tai daro didesnius, bet ir ten irgi. Pravažumą pirmoje vietoje duoda padangos. Vis tiek tu gali ten tą liftą ir iki dangaus iškelti ir pusę padangos gaidys, tai tu ten nepravažiuosi su bilio kokiu liftu. Antroje vietoje, kas duoda pravažumą, tai tas perdavimas, sukimo momentas, taip tariant. Už 500 metrų. Toliau važiuokite tiesiai. Labai svarbu yra sukimo momentas. Pas mane sukimo momentas yra gamykliškai 400, atrodo, NM. Taip tarsi. O benzininiuose trišiam mane 400, kadangi pas mane toliau važiuokite tiesiai. Plius šitą Cherokee aš čipavau, gamykliškai 120 kW, aš jį pakėliau iki 150, tai dabar pas mane tas NM, ar kaip jis ten, sukimo momentas, kaip tariant, yra apie 500, tai praktiškai bilia kaip daug.
O pliusas dyzelio yra to, nu, aš kalbu būtent apie Cherokee. Ten, pavyzdžiui, lyginant mano 2.7 su 4 litrų arba, nu, dar su 4.7. Tai mano, kas yra privalumas tas, kad pas mane sukimo momentas yra daug didesnis negu Cherokee, iš tų benzininių. Visi galvoja, kad arklio galios lemia svarbiausias. Visi galvoja, kad svarbiausia yra arklio galios. Arba kuo daugiau kilovatų. Na, jeigu žiūrint į, tarkim, ten 5-7 litrų, tai ten belie kiek yra arklio galių ir kilovatų ir sukimo momentas daug didesnis. Čia jau kitas reikalas. Aš su net nesilyginu. Bet kalbant, tarkim, apie 4 litrų, jisai kilovatų turi daugiau, bet, kaip ir sakiau, pasisukimo momentas yra daug mažesnis. Benzininis, jam reikia daug daugiau gazo, nes jis pradeda važiuoti nuo didesnių apsukų. Pas mane dyzelis 2.7 litro, jau vien kalbant apie gamykliškai, kad jisai važiuoja iš žemų apsukų jau. Esmė paprasta. Mano Cherokee važiuoja ne greitai, mano Cherokee važiuoja lėtai per jėgą, kaip tankas, kaip aš sakau. Benzininiui reikia duoti daug gazo, kad jisai iškelt apsukas, kad jisai važiuotų. Aš minimaliai duodu gazo, jisai per jėgą lipa lėtai. Jeigu nori skristi su vėjeliu, pirk benziną. Jeigu nori važiuoti lėtai kaip tankas, pirk dyzelį. Aišku, pasidaryk, o ne gamykliškai, tai nu, nėra pritaikytas bekelį. Jeigu nori važiuoti į bekelį lėtai kaip tankas, pirk dyzelį. Jeigu nori driftinti offroaduose, varžybose, tada pirk 5-7 litro benzą ir lėk per jėgą su vėjeliu, kaip raketa ir tankas. Tai va, ką dar čia norėjau pasakyti, pamiršau glemą. Į varžybas profesionales tikrai neplanuoju važiuoti kol kas, bent jau kokius artimiausius metus, bet į bekelę tikrai važiuosiu. Pradžiai lengvesnė, paskui didesnė, paskui žiūrėsiu pagal. Sakant, niekada nesu buvęs bekelės, nu, bekelėse realiai ir tose nesu buvęs, nes niekada neturėjau džipo tam skirto. Dabar nusipirkau džipą, aš jį pasiruošiu pilnumoj, viską kaip ir priklauso. Liftai, ten žodžiu, dugno apsaugos, kilovatai, EGR-ai, ten žodžiu, viskas padaryta bus. EGR-as išprogramuotas, bet ten žodžiu, fiziškai dar niks nedaryta, nevalyta ir taip toliau. Čipuotas, padangos uždėtos, jau rimtos, restauruotos pradžiai, nes dar automobilis neparuoštas, tai galbūt nėra prasmės už 1000 dėti. Sekantį kartą pirksiu geras plius minus 1000 eurų 4 padangos, bet bus irgi rimtos offroadinės. Žodžiu, šiai dienai šitas automobilis, šiai dienai, va, būtent šiuo momentu, man atsėjo... Už 200 metrų pasukite kairėn. Dabar gerai nepamenu, kažkur 7000 su viršų. Šiai dienai, va, dar greičių dėžės netvarkiau. Pasukite kairėn. Tada. Pasukite kairėn. Lifto žodžiu nedariau, dugno apsaugos nedėjau, antikorozinio nedariau, dar tiesa lebiotkės nedėjau, žodžiu, dar EGR-o nevaliau, dar praktiškai be kieko technikinė praėjau, padangas nusipirkau, plius minus, žodžiu, patvarkiau, kad būtų techniškai tvarkingas važiuoti miesto keliu. Normaliam eksploatavimui, kad jisai visiškai filmuoja techniškai tvarkingas, minusas greičių dėžių, tai šiandien tvarkys. O kas liečia rimtus offroadus ir apskritai offroadus, tai dar jisai nėra visiškai niekam paruoštas. Todėl į rimtus nelendu. Į šiaip tokius kartais nuvažiuoju. Lengva tokį, kad ten, kur žinau, kad tikrai nereiks lebiotkės, bet planas B yra, jeigu užklimsiu, skambint, klausy, gal galėtų žinti ištraukti, užklimpau. Tokį planą turiu, tai kad šiek tiek galiu važiuoti. O kad tai, ką irgi bagažinė yra, pliukas, tirbukas, žodžiu, kentimo virvis ir taip toliau. Tai va, kas tiek, varom greičių dėžę tvarkyti.